Mes esame Zaituno rajone, šiaurinėme Kairo pakraštyje. Tai Tumanbajaus gatvė, judri transporto arterija, pilna garažų ir dirbtuvių. Priešais vieną iš šių garažų stovi Švenčiausios Marijos bažnyčia. Yra 20 valandų 30 minučių. Pamaina viešojo transporto valdybos garaže, esančiame tiesiai priešais bažnyčią, jau baigėsi. Budėti liko 2 mechanikai – Farukas Mohamedas Atva ir Abdel Azizas Ali. Ši detalė esminė. Jie abu yra musulmonai. Jie nesimeldžia, jie nelaukia stebuklų, jie tiesiog uždarinėja garažą. Farukas pakelia akis į bažnyčią. Ant centrinio kupolo jis pamato moters figūrą. Ji vilki baltai ir klūpo prie akmeninio kryžiaus. Pirmoji jo reakcija nėra mistinė, tai panika. Farukas pamanė, kad tai jauna moteris, bandanti nusižudyti nušokant nuo kupolo. Jis sušunka arabiškai. Pone, atsargiai, palaukite. Jo kolega Abdelis bėga kviesti policijos ir pagalbos tarnybų. Šauksmai atkreipia praeivių dėmesį. Prie bažnyčios ima rinktis minia. Žmonės rėkia moteriai, kad ši nešoktų. Tačiau tuomet kažkas įvyksta. Figūra atsistoja. Tai nėra moteris iš kūno ir kraujo. Jos skleidžiama šviesa per daug intensyvi, tačiau ji neakina. Ji juda nenatūraliai sklandžiai. Figūra pradeda eiti kupolo linkiu. Minioje kažkas pastebi detalę, kuri viską keičia. Po jos kojomis nėra jokio šešėlio. Šviesa sklinda iš jos pačios. Ji nėra atspindys. Minioje pasigirsta šauksmas. Saidatuna Marijam, mūsų ponia Marija. Farukas Mohamedas Atva, savižudybės bijojęs mechanikas musulmonas, kitą dieną valdžios atstovams pasakys: Aš aiškiai mačiau, kad tai mergelė Marija. Mano pirštas, kurį kitą dieną turėjo operuoti dėl gangrenos, akimirksniu išgijo tą pačią sekundę, kai parodžiau į ją. Tai buvo pirmasis stebuklas, bet naktis dar tik prasidėjo. Valdžios reakcija ir elektros atjungimas. Policija atvyko greitai, minia blokuoja eismą. Pirmoji valdžios hipotezė logiška – tai apgavystė. Kažkas projektuoja vaizdą ant kupolo, siekdamas sukelti neramumus ar pritraukti žmones. Policija įsiveržė į bažnyčią. Jie patikrina stogą. Ten nieko nėra. Jie patikrina aplinkinius pastatus, ieškodami paslėptų projektų. Jie nieko neranda. Tačiau figūra vis dar ten, matoma šimtams žmonių. Tuomet pareigūnai imasi drastiško žingsnio apgauliai atskleisti. Jie įsako atjungti elektrą visame Zaituno rajone. Užgęsta gatvių žibintai. Namai panyra į tamsą. Bažnyčia skendi tamsoje. Jei tai būtų projekcija, ji išnyktų. Jei tai būtų atspindys, jis išblėstų. Tačiau visiškoje tamsoje figūra ima spindėti dar ryškiau. Jos spindesys tampa toks stiprus, kad apšviečia gatvėje esančių žmonių veidus, tarytum būtų diena. Minę sudaro jau nebe tik smalsuoliai. Čia yra ir skeptikų, ir vyriausybės pareigūnų. Figūra išlieka matoma 14 minučių, tuomet lėtai pranyksta, ne kaip išjungiama šviesa, o tarytum garai ištirpstantys ore. Kitą dieną ši žinia mirga visose Egipto laikraščiuose, ir tai nėra religinė spauda. Pagrindiniai nacionaliniai dienraščiai, kontroliuojami pasaulietinės valdžios, skelbia antraštės. Zaitune apsireiškia mergelė Marija. Detali apsireiškimų fenomenologija. Tai nebuvo vienkartinis incidentas. Jei tai būtų nutikę kartą, galėtume kalbėti apie masinę isteriją. Tačiau apsireiškimai tęsiasi. Nuo 1968 metų, balandžio 2 dienos, iki pat 1971 metų. 3 metus. Kartais jį pasirodydavo 2 ar 3 kartus per savaitę. Kartais jį būdavo matoma 10 minučių. Kitais kartais 8 valandas iš eilės, pasilikdama iki pat aušros. Išanalizuokime, ką tiksliai matė šie 250 000 žmonių. Liudijimai sutampa ir kyla iš skirtingų šaltinių, kurie negalėjo susitarti tarpusavyje. Pirmas faktas. Figūra. Mergelė visada pasirodydavo natūralaus žmogaus dydžio ar šiek tiek didesnė. Ji vilkėdavo ilgą rūbą ir melsvai baltą nuometą. Kartais jį būdavo su auksine karūna. Kitais kartais jos galvą supdavo šviesos aureolė. Dėl stipraus spindesio jos veido bruožai kartais būdavo neryškūs, tačiau kitais kartais jie būdavo aiškūs. Nuleistos akys, rami šypsena. Dažnai jį ant rankų laikė kūdikėlį Jėzų. Kitais kartais jį laikė alyvmedžio šakelę, taikos simbolį. Tai buvo sukrečianti žinia karo sužalotai šaliai. Antras faktas. Judesiai.
Tai nebuvo statinis vaizdas. Ji nusilenkdavo kryžiui ant kupolo. Ji laimino minę judindama rankas. Ji pereidavo nuo vienos stogo pusės į kitą. Kai jie apsisukdavo, jos nugarą ir nuometą buvo galima matyti trimatėje erdvėje. Trečias faktas. Balandžiai. Tai viena labiausiai nepaaiškinamų ir dokumentuotų detalių. Prieš apsireiškimą, jo metu ar po jo, dangus virš bažnyčios prisipildydavo švytinčių darinių. Liudininkai vadino juos balandžiais, tačiau pabrėžė, kad tai nebuvo paukščiai. Jie buvo suformuoti iš šviesos. Jie judėdavo neįtikėtinu greičiu. Jie galėdavo akimirksniu sustoti ore. Jie skrisdavo tobulomis geometrinėmis formuotėmis, dažnai kryžiaus formos. Ir svarbiausia, jie neplasnodavo sparnais. Jie sklęsdavo.